Labas vakaras, mėly, gerbiami ir mylimi Parabolės kabelinės televizijos žiūrovai. Maži ir dideli, jauni ir seni, visi. Šiandien neeilinis įvykis, o būtent konkurso kalėdiniai sveikinimai, įrašas ir transliacija tiesioginė. Taigi labai malonu ir norim pasveikinti visus, kurie dabar mus mato. Šitas konkursas Parabolės yra surengtas pirmą kartą, ir gana didžiulis susidomėjimas tiek Telšių, tiek ir Plungės miestuose, tose miestuose, kuriuose mato šitą laidą. Ir noriu pakviesti pirmiausia, prieš pradedant konkursinius pasirodymus, dėdę Steponą, kuris yra kilęs iš Žemaičių ir nepaprastai myli vaikus. Prašom jūs pristatyti mums tą sumanimą gražų. Sveikina visus su Kalėdom artėjančiam, jau visai ant nosis stovinčiam naujais metais. Ir jau kviečiausi iki dalyvautam konkurse, nelabai čia gausiai susirinko. Plungiečių praktiškai nėra, tik telšiečiai, kažko Plungė ignoravo tą visą mūsų konkursą. Sėkmės visiems dalyviam, išlošti prizus ir seneliui, aišku, gerai pravest mūsų tą konkursą. Ačiū, ponas Steponai, ir už tokius nuostabius prizus, už tokį nuostabų renginį. Jūs kaip Parabolės vadovas tikrai daug padarė Žemaičių labui. Na ir dabar mes turbūt ir pradėsim žiūrėti tuos puikius, gražius kalėdinių sveikinimų pasirodymus. Priminsiu, kad nugalėtojų laukia labai gražus, brangus prizai. Tai televizorius, kompiuteris ir puikus fotoaparatas. Taigi, pirmin į varžybas. Pirmoji mūsų tiesa, dar nepasakiau, kad kabelinė televizija įrengta puikiai studija ta proga. Na ir gauna tokių gražių sveikinimų, va kaip šitas atsiuntė mums tokia močiutė čia ir jinai labai gražiai čia sudėliojo. Tai tik aš pasakysiu, kad tai yra Vida Šakalienė iš Telšių, o jos tą gražų pasveikinimą paskaitysim vėliau. Ir kad netrukdyti mūsų tokių puikių pasirodančiųjų. Ir pradėsim. Na, man atrodo, kaip čia dabar seneliai ant saldainių rašo Godutė iš Telšių. Tai Godutė, pradėk dabar savo programėlę. Mūsų saužėlė, į sapnų pripylė, pievų gražolėlė, balta lelylėlė.
Nu, paplokim, mergytei, koks gražum. Tiesiog kaip roželės, taip gražiai atrodo ir taip gražiai dainuoja. Čia galėtų pavydėti netgi ir Lietuvos televizijos visos, va tokio pasirodymo. Kaip jums atrodo, Snieguolė? Labai nuostabu. Tai toliau gal klausysim? Taip. Nu, Monikutė, Godutė, tęsk. Labas rytas tau sakau, atsikėlęs rytą. Labas mamai, labas tėčiui, labas ir sesytė. Kaip liūdina brolelė, kaip liūdina sesutė, kad būtų linksmiau, gal papuoškime eglutę. Eglutę papuošim gražiausiais žaislais ir lauksim visi, kol kalėdos ateis. Spindi šakelė, eglutė žalia, gera šiandieną pabūti šalia. Mielas senelė, kaip laukia visi, tau dovanėlė, dainelė skambi. Mielas senelė, kaip laukia visi, tau dovanėlė, dainelė skambi. Saulės lėtė veidą, kas čia pasidarė, prisdams per rimą, rudenį darė, krentant į žirgo, per laikus padėsiu, obuolių bitinė, jums padovanosiu, čia žalapai mums pakoju, rudenėlį tau dėkoju, užpiltinę obuolių, raudonskruosčių didelių. Godutė, jau tavo pasirodymas baigėsi, ar ne? Nu, dar su seneliu pašnekėk dar truputėlį. Kiek tau metukų? 5. 5, ar eini darželį? Į kokį? Į linksmučių. Va, o kas tave išmokino tokių gražių dainelių ir eilėraščių tiek daug? Auklėtoja. Į mamytę turbūt, ne, biškį padėjo. Va, kaip gražu. Nu, o dovanėlių ar nori? Nu, mano padėjėjai, kur dovanėlės? Prašom dovanėlę. Va, Godutė. Nu, sėkmės tau toliau, kad už tave balsuotų žiūrovai. Paplokim, mergytė, puikiai tikrai. Kaip gražiai prasidėjo mūsų konkursas kalėdinių sveikinimų. Priminsiu, kad čia gali dalyvauti ne tik vaikučiai, bet ir suaugę, amžiaus cenzas neribojamas. Na ir dabar žiūrėsim, kas iš užkulisio ateis vėl tęsti mūsų programą. Prašom, ten pagal numerius, kaip ten yra. Prašom, mergytės, drąsiai. Va, čia atsistokit gražiai prieš ekraną, tuoj įdės muziką. Ką dabar dainuosit? Jo, dainuosit. Vat, tai čia truputėlį mikrofoną pakelkit aukščiau. Va, nu, ar pirmą prisistatykit, kas esat, iš kur, kaip? Esu Erika iš Telšių. Nu ir ką mums čia dabar parodysit? Aš padainuosiu ir pasakysiu sveikinimą. Gerai, ištempkim ausis, aš neprigirdžiu, bet vis vien irgi stengsiuos klausyti viską. Tuoj pasiruoš operatoriai, paleis muzikėlę. Lietinga naktį gruodžio, nuo pačio pirmo žodžio tu užmūrei man akis. Sujaukiai mintis, uždegei naktis. Nuo tada kalėdos, spalvingos ir žvaigždėtos, tapo dviguba švente. Vakar dovanų gavau tave.
Nu, tau toks balselis švelnus, toks, jeigu komentuoti būtų galima, tai sakyčiau, tiesiog talentas, kokių taip jau nėra daug pasiruošusių dar. Ir tu tokią nuotaiką jau tiesiog nupiešei mums kalėdinę malonę. Tai ar dar darnuosi, ar jau viskas? Jau baigta programa. Nuostabi buvo dainelė. Manau, kad visi taip galvoja, o dovanėlę gal. O, rankinuką. Ir dar apie save gal ką nors. Kuriai klasėje mokinės? 6. Kokioj mokykloj? Telšių Gelbėtų pagrindinė. Aišku. Nu gerai, ačiū tau už atvykimą ir pasirodymą. Ir manau, kad žiūrovai balsuos už tave, už tavo nuostabų balselį. Sėkmės. Labą dieną. Nu tai prisistatyk. Esu Gabija iš Telšių. Gabija? Tai pats vardas sako, kad Gabija labai. Nu, gerai, labai gerai, kad atvykai į konkursą. Taigi dabar... O ką jūs parodysit mums? Eilėraštį. Eilėraštį. Nu, gerai, žiūrėk į kamerą ten ir sakyk. Krenta iš dangaus pupeliai, apsnigti visi takeliai, medžiai pusnyje užmigo, liūdna jiems, kad tiek prisnigo. Vėjas pamiške klajoja, pasižvalgo padėjoja, nusibodo ją vienam. Gal pabeskim, kam langan, bet aplink vien sniego pusnis, nei takelių, nei takų. Eit greičiau, miškaną išgrįšiu, purtyt sniego nuošakų. Kada gal, ne? Nu gerai, pasakyk, senelį Jauselę, pasakyk, ar bangų buvo dalyvauti. Užteko drąsos. A kitą metą dalyvausi? Dalyvau. Tai buvo Gabija labai, matot, jautri, švelni mergaitė, bet jinai dar jos ateitis labai didelė. Gerai, kur, o? Prašom. Iš grafo dovanėlę. Va. Tiesiog kaip sklandžiai, kaip sviestu tepta. Kas dabar ateis į eterį toliau? Kviečiam. O, netgi jau kalėdiniai jau pasijuntrų rubelė jau iš dalies. Taip. Snieguolė turbūt. Nu, kažkas panašaus. O tikras vardas ko? Mantvyda. Mantvyda, va. Dabar dar, Mantvyda, man kilo tokia mintis. Gal iš karto parodyk, ką sugebi, o paskui dar pakalbėsi. Gerai. Va, jūs stebi Telšiai ir Plungė. Prašom. Vadinaus aš Mantijoški, stoviu prieš jos dedliakojkį. Patys matot kokią šmergį, tokiun retą pasitaikin, plakių nakiun, aukštą stuotą, į čiaprinėlį garbanuotą, Juozą Petrą į Antoną, kiaurą luptais liupdelmonis. Babkom šierių sultims girdi, neveinas atvėri širdį. Aš nikrust, aš nišveitas, sakė, esu pūda keita, nutepi būčiau omžibingus, meilis bortų gal išvengus. Jeigu net aš laplauks, nu kur gyvenimas sujaukis, ano barzda ką per kūną, trenkimona visą kūną, žonda bala, ausis kaita, junto visą dūšį raitos, junto nebermantis joškis, belik paieškoteis pontis, užsinerti savum kaklą ir užbengti meilę aklą. Dornel, vėl galvoju, spėsiu dar užversti kojus, prabavok susipažinti, prisiglausti, apkabinti, meslį, ko man reik daryti, laišką pradėjau rašyti, senių šalti raudonuosi, mylu tavim ką bepruoti, mylu tavim už geromą, už dosnomą, atlaidomą, noriu tavim vėl regėti, antrą eglį reiks pridėti, pasvadint šiltą pripečiaus, į naktį laukti brungaus svečiaus. Nu,
teisę į širdį seniau pataikėt. Nu taip malonė buvo įda žemaitiška. Juk aš tik 2 savaitės, kad atvykau iš Laplandijos, ten iš Suomijos, tų sniegautų kraštų ir jau pramokau, nes mane va toks puikis mergėkis į vaikiuką pamokint, ką prie šveito šnekėt, ką prokautais, nes žemaitė turi savo kalbą. Ani mondrė, ne? Nai. Ir tu esi mondrė. Nu, galim sakyti. Žemaitė. Nu, tikra. O, širdė geriau pasidarė. Nu, kon, tai nuostabiai tada ir viskas, žiūrėsime, kaip sureagau žiūrovą, ir ten viskon, va dabar duvanelė, juk irgi reka, ne? Ačiū. Nu, sėkmės tau, toliau tuo keliu eik, žemaitišką. Dėkau. Atendavo. O, tai čia tikras vyrs. Ar būsi, dainininkas būsi arba sportininkas? Dainininkas. O, kiek šiandien puikių dainininkų čia susirinka. Palauk, dabar jau senelio karštų pasidarymų dainų. Nu, tai kon dabar, jau pradėsim, ne? Pradėsim programėlę. Jau koks tavo vardas pasakyk? Daumans. Daumans, va, kokie visi lietuviški graži vardą ir vaiką susirink. Nu, ir pradėkiam. Vilka konsinės krimtų ant žemės, valkis neika gabala, va kur dinksma, va kur lysma, maži žemės vabala. Puikiai žemaičių žmonės, sveikinu tamstas, su pačiom strainiausiom šventėm. Didliai linku sveikatas, laimės ir kad nikumet nepunkytų krėsi. To paties linku kalėdų senių. Ačiū, klausyk, kaip gražiai, kaip malonu, ausia mona, tą seną girdėti iš tokį vyrą, kuris užaugs čempionų tuos visos dainos konkursuos. Gerai, šių dovanėlės esi tikrai vertas. Va, nu, gerų švenčių tau. Prašom pasirodyti, kas ten toliau. O, jau čia, labas, čia jau didesnis vaikutis jau. Čia jau babunėlė. Reikus, ko reikus. Nu tai prašom, vardą nepasakė. Julija. Aišku. Gerai, ponia Julija, prašom tada. Iš vaikystės ateina kalėdos, paplotėlis, šienas, mama, verpia tylą naktis atsisėdus, kursto krosnį ugnelė žema. Už lango lėta šoka snaigės, laukos aplink balta tyla. Ateina lauktosios kalėdos, į širdį beldžias ramuma. Pasinaudodama šito gražių konkursų, norėčiau pasveikinti. Mėly parabolės darbuotojai, nuoširdžiai noriu pasveikinti su šventom kalėdom ir palinkėti vilties, tikėjimo ir meilės. Nuo besibeldžiantis į duris naujieji metai tebus, nors šiek tiek turtingesni, džiaugtingesni ir te atneša jums daug džiugių akimirkų, geros nuotaikos ir sveikatos. Su pagarba, Julija. Labai ačiū jums, ponia Julija. Nu, o eilėraštuką pati gal kokį dar rašot? Ne, nerašau. Bet labai gražiai deklamuojat. Taip, čia susigalvojau ekspromto. Nes, kažkaip tai norės visus žmonės pasveikinti, o kadangi labai seniai parabolę, pat įsikūrėjom, kaip sakęs, tai sugalvojau pasinaudoti tą progą. Labai malonu, kad jūs žiūrit tas laidas, visus kanalus, tai aš atsistosiu ir pasveikinsiu
su artėjančiom kalėdoms ir naujais metais. Sėkmės jums. Ačiū. Manau, kad Nepabėkit. Dovanėlė. Ačiū labai. O gerai, mano padėjėjai dirba gerai. Kas dabar pasirodys eteryje? Kur atsisėsti? Tuoj, sekundėlę. O, duokit kėdę, čia ir jau labai aukštas mūsų konkurso dalyvis. O, čia padėk kėdelę. Nu, senelis arti. Koks malonus. Kada tu ateisi į Telšius? Aš dabar galvoju. Ar Klaipėdoj nori pasilikti? Ar Plungį? Žinot, mano elniai dabar ganus, ten kažkur prie Biržuvėnų paleisti, bet jie norės grįžti namus. Žemelė pasisuko ant vienos ašies, ne? Taip, va. Ir dabar kas, dabar ruduo yra ar žiema? Aš nesuprantu, čia atvažiavau, buvo žiema, dabar vėl atėjo ruduo. Ruduo. Kas čia dedas su tuo? Sako, 13 zodiako ženklas lygtai atsirado. Tik tai aukštaitiškai yra gyvatnaštis, o žemaitiškai žalčia gaudys. O ką jūs jau čia žemaičių istoriją tyrinėjate? Ne, aš tyrinėjau, nes Lietuva nebūtų be žemaičių krašto. Lietuva išlaikosi ant Žemaitijos. Ir bus sostinė greitai Klaipėda. Matai, Klaipėda tenai. Bet nieko dabar jau užako. Bet matot, kas yra, kaip sakėt, Klaipėda? Klaipėda, nu tai Klaipėda. O man labiau patinka, aš važiavau su elniais per paukštakius ir koks gražus pavadinimas. Paukščio akis viską mato. Taip. Kokie čia žemaičiai sugalvoti geri pavadinimai. Va. Daleiskim, o kaip kalėdas išverstumėte? O jūs... Kalėdos kaip yra? Kalėdos. Kalėdos. Vaikučių, pėniukų. Kažką duos, ar ne? Kažką duos. Kai visi darbai baigti, tada jau laukia šuniukas, ką duos, kačiukas duos. Ir visi, kaip sakoma, jau dabar darbai padaryti. Karvytė šieną turi. Nu, tai dabar ir laukiam tų šuniukų. Tai ar jūs jau, čia taip jau, mes jau ir pradėjom jūsų prisistatymą programėlę? Nu tai ne, aš čia ekspromptum. Gerai. Ekspromptum. Gerai. Tai jau baigėsi mano laikas ar dar... Ne, prašom rėžt, kas... Taip, dabar taip, aš sveikinimą noriu palinkėti. Visų pirma, noriu palinkėti, kad parabolė būtų gyva, judri, juokinga, kad visi norėtų ją žiūrėti, kad tiesiog reikia to tokio judėjimo. O tai sustingimas visi eina tokie nulygyva, iš to mokesčius moka, vis tų pinigų nėra. A kam jas laikyti? Koiniai. Duokit pinigus kaimynui, duokit visiems, kas neturi jų. Tai ką jūs siūlot? Siūlau įsidalinti. Parabolės bendruomenę, žiūrovų visų. Aš siūlau nelaikyti koiniai pinigų. Snorė? Snorė, tai... Jūs visiškai teisus, mačiau, dar kioskelis čia va išėjus į kiemą stovi. Vienintelis turtas, kas liko iš snoro. Tai iš didelio noro nieko neliko. Tai dėl to, kad yra klaida. Žmonės dabar vertybę sumaišė. Pinigai atrodo vertybė, bet jie ne vertybė, jis laikinas papirėlis. Nu, pagalvok, kas yra vertybė. Pertrauksiu. Man sakė vyskupijai, kad Šventas Pranciškus sakė, kad pinigai ir mėšlas. O, tik kai sapnuoji naktį šūdą. Tai ir gaunas... Tai geriau nelikti šitą, ne? Ne, karvės mėšlą reikia likti. Indijų karvė, tai skaitėsi šventas gyvulys. Pagalvokit, mes mažai pagalvojame apie mūsų tos paukščiukus, apie tos, kas yra. Pavyzdžiui, kada jūs būtis nepart miške, senelį šaltį. Oi, Laplandijoje tiek miškų, tiek olų, tiek sniegynų, kad aš gyvenu netgi ten. Ten jau? Aš kasdien būnu miške. Ką jūs rinkos, spanguolės ar bruknės? Ten neauga žiemą, nieks neauga iš uogų. Nieks neauga. Viskas šaldytuvos. Nu tai tada linkiu visiems dažniau nueiti į mišką, pamylėti gamtą, o kaip aš jūs myliu.
senį šaltį. Ir tada snaigės tyliai nukristų ant blakstienų, kad būtų išeini palaima. O jeigu lyja ir... Taigi sakau, kad ruduo dabar. Tai čia žiemą reikia eiti mišką. Tai reikia kovo mėnesį bus žiema. O gal nebus, nežinau. Aš linkėčiau, kad būtų taip, pakrypo ta žemelė šiek tiek, bet ką padarysi, Ne nuo mūsų priklauso. Žinot, daug metų kartojo Velykį rodinį, tai Velykos rudenį, taip ir atėjo tokie laikai matyti. Ko gero, čia dievulis supyko gal. Atėjo į politiką, įklimpom gerai. Ne, pasakysiu vieną dalyką. Vat įsivaizduokit, žemė mūsų apvali, o įsivaizduok, jinai gyva, o sako kiaušinis. Tai mes esam tam kiaušinių vidury, to žemė. Tai mes turime mylėti, ant ko mes vaikštom. Kiekvieną, kaip sakoma, stengtis, kaip sakyti, pavasaris ateina atsikvėpti, dabar saulė nuo mūsų atsigręžia, tai mes stengiamės tą saulę pamyluoti. Taip ir buvo visais laikais. Visais laikais buvo. Jūsų mąstymas labai gilus, filosofinis, mes dar čia valandą galėtume, bet laikas riboja, jūs dar prisistatykit. Tai mane tikriausiai žino pagal darbus, esu tapytojas Romualdas Stasiulis, bet tai aš tai faktiškai viską dabar dovanoju. Ką aš turiu, viską dovanoju, nes aš galvoju, kad dievulis jeigu dovanosiu, tai ir man ką nors duos. Kam dovanoja? Visiems žmonėms šilumą, nuoširdumą ir meilę. O saldainėlių visiems? Nusipelnė. Ačiū jums. Ir kitą metą ateikit, užeikit pas Kalėdų senelį. Labas vakaras. O, ką matau, kokių svečių. Tai dabar, kaip čia jūs išreikiuoti? Pats didžiausias už eglutės, ar ne? Gal jūs solistas būtų? Ne. Susiklausime. Palaukit gerai. Kėdelę duokit tam aukštam žemaičiui. Galime duoti? Čia jie. O, prisėskit. Labas galiu pradėti. O, gerai. Dabar mergytė čia truputėlį, kai visi matytų. Tai gerai, tai iš kur atvykot? Visai iš čia pat. Iš Kauno gatvės. Aha. Ir toks gražus būrelis, pas jums aš nežinau, kaip čia, užteksim dovanėlių gal, nesvarbu. Pasitenkinsim kiek liks. O kom jūs nustebinsit žemaičius dabar? Pabaigu pasakysiu. A, dabar nieko neveikia? Ne, pradžio pašnekėsiam. Aha. Prašom. Į kamerą pašnekėsiam. Sveiki, gerbiami televizijos parabolės žiūrovai. Mes, kadangi pon Stepons organizavo tokį konkursėlį, greitą suorganizavom savo mini UAB ir sugalvojom sudalyvauti. Taigi, gerbiami žiūrovai, kiekvienas mes, ne tik vaikai, laukiam Kalėdų. Taip pat tikimės kažkokių stebuklų. Ir jums taip pat linkime mes nuo visos mūsų šeimynos, kad per Kalėdas į kiekvieną jūsų namus pasibelstų šitas stebuklas. Taip pat linkime parabolės kolektyvui visam ateityje irgi taip laikyti savo darbo vadžias, taip sakant. Ir manau, ne mes tik vieni turim gerą nuomonę apie parabolės kokybę ir visos jo komandos darbą. Ir dabar žodį dar moterų taryba. Susėskim visi prie Kalėdų laužo, pasėdėkim, padainuokim ir visiems rankom paplaukim. Mes norėtumėm jūs palinkėti visiems paraboliečiam daug laimės, ištvermės,
Svarbiausia gyvenime, kad turėtų žmogus sveikatos. Ir mėliausia mūsų vadovų Steponų noriu palinkėti stiprybės, svarbiausia tarp moterį dirbantį kantrybės. Mano dukra, kelis žodėlis taris, prašom. Išmokim atleisti, išmokim pamilti. Ant angelo sparno į dangų pakilti. Uždėkim širdį kalėdų žvakelę, tegul nušviečia kiekvieną kertelę. Taip, gerbiami žiūrovai, tegu ir jums kalėdų žvakelės nušviečia ne tik tai kiekvieną kertelę, bet ir kelią, kad jūsų svajonėm būtų aiškus. O dabar... Leiskit, aš truputėlį dabar sutrukdysiu, įsiterpsiu jūsų programėlę. Tai gal dar dabar pasakykit tos komandos dalyvių vardus. Čia Kamilė, Onutė ir Marius. Ir jos talentas. Ir aš. Ignas. Ignas. Va, kokia yra tikrai rinktinė komanda, ne? Dabar paklausysim jau toliau jūsų programėlę. Muzikinė kūrinėlė. Keliaudamas plačiu keliu, kur eina daugelis tautų, ieškojau savo laimės žemėj. Bet laimės niekur neradau ir šitaip greitai pavargau, kol man suskambo žodis Aleliuja. Aleliuja, 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 Aleliuja. Girdėjau balsą iš dangaus, kalbėjo tiesą man ir tau, ir valgėme lyg medų mes aboje. Supratome, užteks kentėt, pradėkim džiaugtis ir mylėt, kol sieloje suskamba Aleliuja. Sunkia našta, klumpu po kryžium prieš tave ir ašaros veido upeliais srūva. Tarnauti tau širdim nauja, kad Evangelijos šviesa vis plistų ir aidėtų. Aleliuja. Aleliuja, 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 kad į tokius prisistatymus, pasirodymus, parabolės žiūrovai, abonentai gali pasikviesti tokius balsingus artistus, žinomus, talentus. Ir manau, kad kitą metą, jeigu toks konkursas vyks jau
žymiai bus platesnis ratas ir pasirodymuose matysim garsiausius Lietuvos artistus. Svarbu, kad tai būtų parabolės žiūrovų sumanymas. Gerai, Mariau, ačiū tau, ačiū visiems. Ir manau, kad jeigu dar Marius užbaigiant konkursą sudainuos, ne konkurso tvarka būtų labai gražu seneliui. Nu, pasistengs. Tai gerai, mes toliau išklausom kitus, kurie čia yra. Nepabėgiu dovanėlis. Ai, dovanėlis, o, grafas. Monhausenas dirba savo darbą puikiai. Aišku, reikia. Ačiū senelė, jums už dovanėlis išdėlė, pabučiuosit gyvą darbėlį. A, kas ten buvo? Linksmų gerų švenčių jums. Ačiū, kad atvykot. O, kokios mergytės puikios. Dabar išeina į sceną. Va, gal dvinukės esat? Nu ir pataikik tai paklausė, a? Nu, o kokie vardeliai? Ieva mano Gabija. Gabija ir Ieva. Puikus derinukas, nu, ir ką jūs mums dabar čia? Padainuosim. Padainuosim. Gerai, tai tada prašom. Balti laukai, upeliai miega, balti takai toli nubėga, lyg sidabru čia viskas spindi, kaip nuostabu ateik ir tu. Šviesa kalėdų ugnelė spindi žvaigždutės danguje ir širdis mūsų širdelės kalėdų naktį. Visi pabūkime kartu ir pasidžiaugim stebuklu. Kalėdų naktį, kalėdų naktį, kalėdų naktį, kalėdų naktį. Kiek šilumos tu vėl atrasi, kiek ramumos kalėdų naktį. Lyg sidabru, čia viskas spindi, kaip nuostabu ateik ir tu. Šviesa kalėdų ugnelė spindi žvaigždutės danguje ir širdis mūsų širdelės kalėdų naktį. Visi pabūkime kartu ir pasidžiaugim stebuklu. Kalėdų naktį, kalėdų naktį, kalėdų naktį, kalėdų naktį. Kalėdų naktį, kalėdų naktį, kalėdų naktį, kalėdų naktį. Tiesiog puiku. Jau viskas jau mergaitė? Aš klausiausi ir galvojau, kad vienu balseliu dainuojat. Matai, koks sinchroniškumas yra tarp dvinukių. Sako, kad jeigu vienai kažkas skauda ir kita jaučia, jeigu be galo gera ir kita jaučia. Va, jums sėkmės abiem, auk tokiom puikiom dvinukėm. Sėkmės jums. Dabar čia mes bendramžiai beveik būsime. Gal bendramžiai, abudu balti, abudu graži. Nu ir aš senelis, jūs dar jaunesnė žymiai. Moteris sako, nesensta, ypač širdim. Aš linkiu tamstą širdim nesenti. Vardas ko? Zita. Ką čia sasvinėlį kažkokie? Turiu sasvinėlį ir dabar noriu pasveikinti visus parabolės darbuotojus, Steponą. Noriu pasveikinti visus telšiškius, plungiškius, nes aš su savo knygėlėm važinėjau, visur stabdydama mašinas, visur vaikščiojau, visko.
Visi esat mano širdį, visus labai myliu. Jūs tokį vaikščiojantį poeziją? Tai, vaikščiojant poeziją. Kaip įdomu. Aš dar Suomijoje tokių dalykų nėra tam. Būt Lietuva užtatyrė, Žemaitijos svarbiausia. Tai gerbiamas poetė, tada ir paskaitykit mums, ką nors. Tada dabar paskaitysiu porą savo eilėraščių. Vieną iš seniau, aš pasakysiu, paskiau dar, tarp kitko, aš buvau Vokietijoje čia prieš gerus metus ir pasakysiu jums, kad niekur nėra taip gražia, kaip mūsų Lietuvėlė Žemaitijoje ir paskiau pasakysiu dar vieną kitą eilėraštį iš Vokietijos. Aš taip ir galvoju, kad geriausia ten, kur gyveni, savi marškiniai tačiau kūno. Ir dabar, paklausykit tada. Kalėdų snieguolės laiškai, kalėdų žvaigždelės vaikai. Paimkim ant delno snieguolę laiškutį, priimkim į širdį žvaigždelę vaikutį. Snieguolės laiškai, žvaigždelės vaikai, šviesa ir tikėjimas mūsų. Mylėkim širdim, gyvenkim viltim ir laimė atskris į namus. Kalėdų snieguolės laiškai, kalėdų žvaigždelės vaikai. Skaitykim kiekvieną snieguolę laiškutį, priglauskim kiekvieną žvaigždelę vaikutį. Kalėdų snieguolės laiškai, kalėdų žvaigždelės vaikai. Suraskime savo snieguolę laiškutį, palaiminkim sielo žvaigždelę vaikutį. Snieguolės laiškai, žvaigždelės vaikai, šviesa ir tikėjimas mūsų. Mylėkim širdim, gyvenkim viltim ir laimė atskris į namus. O dabar čia vakar sukūriau žemaitišką, nes atvira pasakius, aš esu užkeitėjusi žemaitį ir kur be nuvažiuoju, visur žemaitišką, visi supranti, visiems gera. Tai va dar šiltos eilės. Šiltas eilės. Vakar kur. Klausom. Brangio Lietuvėlė, šventamas kalėdas, pats didžiausias džiaugsmas, patikėkit mums. Ka žemelė gimta, na kaltybė rėdos, rodos kožnas snaigė, tik laimų žibor. Ir jūs, mėly žmonės, meilį posmams mona, kaip tai spindulelę šveitat visuomet. Ir išnyksta atrodo skausmai ir dvejonės, lyg medelę rudin, trapus lapus met. Jėzus kūdikėlis, nešvilčių vitražą, anu mūsų širdis ir longas spindės. Imkit mano širdais, nors dalelį mažą, gal ką bus jums sunkia, džiaugsmų parlydės. Su šventom kalėdom ir naujasias metas, šveis vilčių žvaigždelį virš kožnos galvos. Su šventom kalėdom ir naujasias metas, tik brangioj žemelė mūsų Lietuvos. Ačiū, ponia Zita, kaip jūs. Jeigu išgirs jūsų eilės, tai tie, kur mūsų ir vaikai išvažiavę į užsienius, užsidirbti ant daunelės. Tai mano pačius keturi ir tarp kitkų. Ane išgirdi tokį seilį, sugrįž ką paukštelę pavasarį gimtinį ir susuks vėl lizdelis čia. Sėkmės jom ir dar... Aš dar norėjau, biškės aprašau, dar gal iš Vokietijos norėjau eilėraštį pasakyti. Nu, dar Veiną paklausysiu. Veiną pasakysiu, nes aš Vokietijoje metus ir mėnesį išbuvau ir sukūriau tada ir žemaitiškų, ir nežemaitiškų išilgėsi, tai noriu Veiną pasakyti visiems žmonėms, ir telšiškiams, ir plungiškiams, nes iš tikrųjų aš daug su savo žemaitiškų kalbų visur keliaudavau. Tai įdomu, tą ilgesį pajusti visą. Svetur jau metelę pilna, kur nagaus neišklausys. Daugna buvo skausma kalna, vandenėlis ilgesys. Širdis troška deina saulės, naktį žvaigždžių Lietuvos. Svetims grožis tik apgaulė, tvenkis miršpunumos galvos. Ir lietuviškų žodėlių, kaip lakštingalas dainos, laukiau vis guliavo kėliaus, lyg brangiausius dovanos. Tad rugpjūtį linksmą grajik, džiaugsmą ašaras mon laš. Lietuvelį pasistrajik, šiandien parvažiauju aš. Oi, mes ašarelis grįžta, beklausom. Tai ir aš, ko gera, grįšiu vėl į savo kraštus čia pabovis, atšventis, jūs man tokį jausmą sukėlė. Ką dar pridurtume? Dabar noriu dar tik pridurti, kad labai, tiesiog aš nemoku pasakyti, jeigu mano posmas suširdė jūsų širdelis, čia visų darbuotojų, milų žiūrovų, plungiški, telšiški, visos Lietuvos. Iš tikrųjų, aš kiekvienam noriu savo širdais dalelį dovanoti, su didžiausia meilė, nes mano visi žmonės ir drauga. Aš tik savo kelionės esu suradęs, kad tik šiltų žmonių, ko nebūčiau suradęs, jeigu nebūčiau pati važinėjusi, stabdydama mašinas visą.
Tai vat visiems nuoširdžiausių linkėjimą švenčių proga, visiems didžiausia meilė. Ir suprantate, jeigu jau pateka, jeigu jau mano širdelė, jūsų širdelis nors kiek įsilėjai, pabalsuokite ir už mane. Kad ir paskutinį dalyvauju, bet gal nebus paskutinį jūsų širdelės. Labai gerai, labai reikia. Dovanėlė, prašom. Ačiū, kad dalyvavot. Langus šarma, visur aplink, baltas sniegas, spindi eglė papuošta, pagaliau šventos kalėdos. Pūgoje, vėjo gūsyje, snaigės tau naujieną atneš, su laime ir meile, su džiaugsmo viltim. Kalėdos ateina vėliai pas mus. Pamiršk vargus, skausmą ir gėlą, priešams atleisk, neminėk bloguoju. Apkabink karštai draugus ir pabučiuok mamą ir tėvą. Pūgoje, vėjo gūsyje, snaigės tau naujieną atneš. Sveiki visi kabelinės televizijos žiūrovai. Vyksta labai gražus, stebėtinai patrauklus parabolės surengtas konkursas, kalėdinių sveikinimų konkursas. Jis jau smarkiai įsibėgėjo. Pirmoji dalis buvo Telšiuose. Kalėdų senelis sulaukė daug palyginus konkursantų, norinčių pasirodyti parabolės televizijos ekrane. Na ir antrasis etapas, antroji dalis to konkurso vyksta Plungėje. Susirinko irgi nemažai dalyvių, tai byloja, kad parabolės teikiamom paslaugomis naudojasi daug žemaičių. Na ir labiausiai aš pirmą noriu pasveikinti vaikučius, juk jie tokie žavūs, tokie gražnučiai, mažučiai, visų mėgstami, mylimi. Ir tai yra mūsų pats gražiausias žemaičių tautos žiedas. Tikėkime, kad iš jų bus puiki mūsų pamaina, mūsų ateitis. Taigi tokie renginiai, kaip vyksta parabolės surengti, būtent pirmiausia yra skirti vaikučiam. Na, labai malonu, jeigu tam dėmesio skiria ir jų tėveliai, seneliai. Ir matome mes jau čia susirinkusius labai gražius vaikučius. Jų Plungėje, matau, yra gana daug. Taigi Žemaitija gyvuoja, ji neišnyks, nors ir daug jaunų žmonių yra išvykę į užsienius. Aišku, gaila, kad savam krašte negali čia gyventi, mylėti, kurti, dirbti, bet manau, kad viskas ateityje bus gerai. Taigi šiandien pasidžiaukime visi artėjančiom kalėdom ir pasiklausykim, pamatykim mūsų mažuosius ir jeigu bus suaugusius talentus. Taigi skelbiu konkurso Plungėje pradžią, o telšiškius noriu pakviesti, kad jie irgi žiūrėtų. Na ir paskui viską sudėjus į vieną siužetą bus rodoma per kabelinę televiziją, parabolės kanalu ir jūs galėsit įsirinkti pačius jums labiausiai patikusius pasirodymus ir balsuoti už juos. Na, o dabar kviečiu pabendrauti mielus vaikučius ir kitus, kurie atėjo į šitą konkursą.
tokia puikiai graži porelė stovi čia, ateikit arčiau, ateikit drąsiai, o ten atsisukit į kamerą, arba eikit prie eglutės, bus dar geriau. O. Čia aš to jūs gražiai pastatysiu. Nu, va ir seneliui, kalėdų, ką nors dabar ir pasakykit. Eglutė žalia. Nieko. Tai gal broliukas dabar pavaduotis. Nu, papasakok. Mes pasikviesim gal į talką mamytę, ar yra? Ateikit, kas, kad nesijaudintų. O, čia priklauk. Prie snieguolis. O, gerai, nu. Kai pažiūriu į kiemą, suprasti negaliu, kodėl eglutė žiemą nenumeta spyglių. Štai vėjas pūgos laigo, jos apdarai žaliais ir ginasi nuo speigų ir tais pačiais spygliais. Nu, šaunuolis, berniukas. Nu, dabar mergytė. Eglutė žalia. Po žalia egle. Nu ir tas gerai. O berniukas dar ar moka kokį eilėraštuką? Nu, o. Po žalia, po egle bus visiems gražių dovanų. Nu, šaunu, gerai. Kiek mergytei metų? Parodyk su pirščiukais. Ai, 4 nepilni, dar nedidelė dar dama. Nieko. O koks tavo vardas? Bet. Labai gražus vardas. O berniuko? Deividas. Deividas ir Beta. Va, pirmieji pasirodė ir gana neblogai. Pradžia yra visados pati sunkiausia. Gerai, ateikit dabar senelis. Jums dovanėlių tuo įteikti. Tėvelis į tenais prie snieguolis, o mama prie gramo. O, vyro į namą. O mergytė ką nori? Ar gerai toks būtų? Nu, dabar senelį paimkit ant kelio. Dabar ateik, Beta, pas manęs ateik, Beta, kitas čia. O, padarys nuotrauką atsiminimai. Žiūrėk, va ten į dėdę. Žiūrėk. Čia prie eglutės stokit, ateikit čia gražiai. Berniuką priimkim kitą. O, kad matytų visi jūs. Nu tai kągi, dabar antras pasirodymas. Prisistatykit, kas tokie esat. Džiugas. O tu? Koks vardas? Mantas, tyliai ramiai, būk drąsesnis. Nesvarbu, kad visi mūsų žiūri, bet tu būk tikras vyras. Na ir ką jūs, berniukai, tokie papasakosit, ar deklamuosit, ar dainuosit? Prašom. Deklamuosit. Gerai. Štai aš baltas sniego senis. Sniego senis besmegenis. Nebaisus man ilgas kelias. Aplinkoje sniegas kelias. Laiškelius gabenti reikia. Pailsėti nėra kada. Šildyti manęs nereikia, nes ištirpsiu bet kada. Jei ištirpčiau be laiškų, liktų daug gerų žmonių. Bet greitus žingsnius skubu, kad atvykčiau aš laiku. Atvykęs aš laiku, gausite daug gerų žinių. Švenčių ir naujųjų metų proga. Ačiū labai, ačiū, va, bet
puiku, kad vyrai va tokie stambus, plungiai, galingi bus čempionais, bet jie ne tik jėgos fizinės turi, bet ir sieloj daug ką turi, nes va, poeziją mėgsta labai. Nu, o ką tas berniukas kitas mum paporins? Čia brolis buvo, ne? Nu, pirmin, drąsiai, a nieko nesakysi. O kodėl seneliui nieko nesakysi? Nesupykai? Nesupykai, nedrįsti, ar jie? O gal vėliau dar išeisi pas manęs, ką? Nu, paklausykim mamytę, ką sakys. Mytė, prieik. Išanos. Mamytė, padrasink. Nu, gal vėliau, tada vaikutis susijaudino, nu nieko. Nu, nieko, vėliau mes padarysim išimti ir vėliau, nu, imk. Nuotraukėlį, senelį. Imk dabar saldainėlių, imk. Dabar su seneliu nuotraukėlį. Ateik, vėliau pasidarysim. Dabar pasidarysim. Dabar labai susijaudinęs yra. Jo, nu tai suvėrė. Tai ačiū, ar dar sakysi už broliuką? Nu, pasakyk. Seni, raudonosi, kad tu man padovanai. Ar mersiuką, ar meškiuką, ar saldainių maišeliuką. O, gerai, nu tai aš jau dabar man nunešk mamytei dar, nunešk, kad jinai nepergyventų. Nu, viskas gerai yra. Kas toks esi? Mantas. Iš kur? Plungė? Nu, man tai kaip tu gyveni? Gerai. Eini mokyklą? Ne. Dar neini? O toks jau didelis vyruks, galvojau jau koks antraklasis jau. Nu, moki ką nors, kad neini mokyklą. Moku. Moki? Nu, šaunu, tai va, dabar... Kamera. Žiūrim į kamerą ir deklamuojam. Balta žemė nurimusi ir snaudžia, kalėdinis varpas vis gaudžia, jis aidi į tolį per sniego laukus, o džiaugsmas aplanko kiekvienus namus. Kalėdos, kalėdos, tai šventė miela, kalėdos, kalėdos, tai džiaugsmo diena. Į dangų pakelkime širdį, raminančią giesmę jį girdi. Paspauskim su meile viens kito rankas, pamiršę nelaimės, vargus ir skriaudas. Nu, gerai. O dar mokė dar? Moku. Nu, tai sakyk, mielai klausysimės. Skamba kelyje varpelis, tai turbūt kalėdų senis. Mes pasveikinsim senelį ir pakviesim į ratėlį. Su kalėdų seneliu bėgsim, šoksim rateliu. Atsitūpsim, atsistosim, sutrepsysim ir paplausim. Sutrepsysim ir paplausim, apsisukę pamojuosim. Man tai viskas labai gerai. Nu, tai klausyk, už tave balsuos tikriausiai plungiškiai. O dabar atsisuk, žiūrėk, čia ir kalėdų senelio maišas. Va, pasirink, kadangi tu dirbai nušilęs šiandien. Nu, žiūrėk, kas tau patinka. Nu. Daug nuimti, ten didesnį dovanai. Va, parodyk visiems, ką ištraukėjai. Mašina. A patenkintas? Gerai, dabar su senelė nuotrauka dabar. Kas dabar iš mamytė, ten kas yra? Ateik. Kur mamytė yra? Mamytė prie grafo. Į viduriuką. Nu, žiūrėkim ten. Viduriuką priimkit, mamytė. Priimk viduriuką, grafas.
O prisiminimai bus. Kokie šaunus biškelis, o gerai, tas maišas trukdo. Kas toks būsi? Arūnas. Arūnas. Irgi iš Plungio. Taip. O iš kokios gatvės? Nu, pamiršau, nesvarba. O į mokyklą eini jau? Taip. Į kurią? Į kokią mokyklą, žinai? Į pirmą vidurinį. Ai, pirmą. Į klasę? Į pirmą. Pirmą klasę, pirmą vidurinę. Labai įdomų sutapimą. Na ir gerai, tada jau, kad eini mokyklą, tai jau ir moki daugiau šio to. Vienu. Eilėraštį. O dainuoti dar ne. Vėliau, ne, išmoksi. Gerai, klausomės tavęs visi labai. Sumirga ant eglės žvaigždutės, eglutė žaliu rūbeliu, lyg angelas stovi vaikutis ir juokia balsu varpeliu. Ateisui baltutis senelis, išbristi iš didžiulės pusnies, sušiu prie kalėdų ugnelis, sušiu prie kalėdų ugnies. Žvaigždutės mirgės jam ant rankų, o veidas toks giedras šviesus. Kalėdų senelis aplanko tave ir mane ir visus. Jau viskas? Nu, gerai, berniukas. Tai dabar aš galvoju, dovanėlį norėsi? Taip. Nu, kur vaikai nenorės dovanėlį? Atsisuk čia dabar ir šiuk kokią norėsi, kokią. Aš nežinau. Iš dugno. Greip giliau. Nu. O, čia gerą vojų nutveria. O, žiūrėkit kokią knygą gražią. Nu, sėkmės, Arūnai. Taip, nuotraukėlė senelė. Ai, Arūnai, ateik dar, va, nuotraukėlė su kalėdų seneliu, ateik. Čia prisėsk ant kelio, o. Nu, gerai. Mergaitė, princesė, viena jau bus, palauk, sekundėlę, va čia biškiuką nukrito, va šleikelę pataisysim, kad gražiau atrodytų. Nu, tai dabar, aš labai senas, aš noriu viską žinoti apie vaikučius ir papasakau biškį apie save. Aš mokausi pirmoji viduriniai, esu ketvirtokė, Amanda. Kaip, Amanda, tau mokslai sekas? Gerai. Gerai, nu, gražu, tai tada ir moki, kažką mums pasakysi. Nu, Amanda, mes klausom tavęs labai atidžiai. Kai ateina jau kalėdos, tuomet baigės visas bėdos. Visi tampa sąžiningi, geručiukai ir tvarkingi. Suprantu tave, kaip tau sunku ir užuojautą siunčiu. O dar? Angliškai moku. O, gerai. Snowflake falling, one by one. Time to play and have so fun. Build a snowman, snowballs too. Come and see what you can do. Snowflake falling, one by one. Time to play and have so fun. Išverst gal galėtum, apie ką čia buvo? Apie sniego žmogų ir snaiges. Čia biškiukai jau apie kalėdų senelį tiktų, ar ne jau? Nu, bet kalėdų senelį eilėraštį nebuvo. Aišku, bet aš į sniego žmogų toks panašus biškį, ar ne? Tokį barzdą baltą didelį, nu, šaunu, Amanda, nu, tai rinkis dovanėlę, rinkis. Va, gal šitą nori? Ai, o, gerai. Nu, Amanda, dar nusipaveiksluokim. Sėsk prie senelio. O, tai gražiai. Ateina kokis kasytės gražias užauginus, labai seneliui patinka tokios mergytės.
vaikučiai tokie visi gražučiai ir ten, ir čia. Nu tai aš, matai, ilgai senelis šneka, toks jau nuo senas, jau dabar tu pašnekėk. Aš esu iš pirmos vidurinės, ketvirtokė. Gal Amandos draugė, ne? O, kaip gražu. Nu tai, tokį vardą man sakei? Samanta. Gerai. Nu tai, va, dabar tau visos teisės pasireikšti. Pasidirbau gražutes, tvirto medžio rogutes. Nuo kalnelio važiavau, už karklelio užkliuvau. Už karklelio užkliuvau. Nu, rogučių nuvirtau, ar ne? Nieko, toliau. Aš sumaišiau biškiuką. Kalėdos jau atėjo. Kartu su seneliu jos saldumynų neša ir maišą dovanų. Nu, truputėlį pritrūko nelaiko parepetuoti, bet nieko baisaus. Iki kalėdų jau pilnai mokėsi, nu gerai. Apie nori ką sakyti? Gerai, gerai, viskas tvarkoja, tada dovanėlį rinkis. O čia. O, va. Tai ar nori nusipaišluoti su seneliu? Iš pirmos vidurinės matot, kiek atvyko. Jau čia padėka pedagogam, kad vaikus taip mokina. Nu, iš kur tu būsi? Iš Plungės. Iš Plungės? Žemai tu? Ne. Iš Anglijos parvažiavęs, iš kur? Ne. Oi, koks jo šipsnys ir puikus, va. Pažiūrėk į ekraną. Nu ką tu? Retai būn tokių linksmų berniukų. Ne? O kaip, kad žiemos nėra biškį liūdna gal? Jau buvai su rugutėm išvažiavęs. Dar ne. A turi rugutę? Kam tu rugutį reikia, kad sniego nėra, teisingai. Nu tai ką, o gal ir raštukų turi galvelį? O, tai jau čia gerai. Dabar atsisuk į kamerą biškiuką, va. Ai, vardu man dar nepasakė. Karas. Kaip? Karolis. Karolis, o, gerai. Karolį rešk. Sėd, besbėgėt, ką tu paduodas, ar lėlytę, ar biškiuką, ar saldainių vaiseliuką. Ai, jau viskas, Karolis. Kad tai trumpai, nu, aš norėčiau dar, tu taip gražiai deklamauji. Nieko nesugalvotum. O kokią anekdotą? Ne. Kitas įkė, ne? Nu gerai, nu tai dovanėlį visiems nusipelniai. Nu, aš tau kaip tokiam linksmam, kaip zuikutis juokės gražiai, va. O dabar ateik nusipaiksluot. Sėsk čia. Nu, kažkas norėjo gal pakartoti pasirodymą, ar jau gal drąsos daugiau atsirado. A nesukaupė dar. Nu, o gal tokių buvo, kur nedalyvavo dėl amžiaus dar mažo, bet čia yra atvykęs, yra tokių, kad duonėlių negavo gal nuo senelio. Nu va, tai būtų dar gražu, kad visi konkurso dalyviai, va čia senelis atsistos, o jūs čia visi ateisit ir padarys bendrą nuotrauką visų vaikučių. Ateikit. Čia visi, va, gali duoti sėsti man ant kelių, va. Apsupkit senelį, va. Už lango sninga sniegelis purus. Paukštelis mažas atskrido į svečius. Jam mažą trupinėlį
ačiū, kad visi atėjot, kad aplankėt mane senelį, tokių gražių eilių pasakėt man. Tai tada viso gero. Viso gero. Linksmų šventų kalėdų jums. Taigi, mylėjai, ir kartu su pagalbininkais mes šiandien padarėme savo šou ir tom baigėme parabolės konkursą. Kiek jau buvo, kiek pasirodė, matyt, kiti negalėjo ar drąsos neturėjo. Na, bet manau, kad ir tai yra gerai, kad tokios šventės vyksta parabolės dėka ir tikėkimės, kad ir kitą metą jos tęsiasi. Na ir visiems, kurie mūsų žiūrėjo, laimės, sėkmės, sveikatos, ištvermės. O šio konkurso rezultatai bus apibendrinti, bus gražiai sumontuotas siužetas ir jis rodomas per kabelinę televiziją. Na, o jūsų pagrindiniais teisėjais būsite jūs ir jūsų valia bus paskirti tie prizai, kurie yra, kaip matote, reklamuojami ant šito plakato, šitam plakate. Ir aš palenksiu dar galvą, arba išeisiu iš ekrano, atsisveikinu su jum, o jūs dar pasižiūrėkit, kokie vertingi daiktai laukia šio konkurso nugalėtojų. Apie balsavimą bus pranešta vėliau. Ačiū jums visiems, kurie mus šiandien stebėjote. Laimės, sėkmės dar kartą. Vaikiška širdis.